Aš negaliu pasinaudoti progą, kadangi vienas klausimas, tai nepasisakyti. Noriu savo nuomonę išreikšti. Aš esu vis dėlto šiandieną įžeistas. Šiandien man galima pasakyti, kai šuniui nugriaužtas kaulas buvo pamestas Lietuvaitis kalėjimų sprendimas. Tai galų gale kam tada mane pakvietė, kam aš reikalingas esu. Kam kada taip gali kažką kitą pasikviesti, jeigu pasikviesti. Jeigu reikalinga nuomonė, argumentuota, motyvuota, aš medžiagą turiu gauti, na jau prieš kokias 4-5 valandas. Ir dabar per visą tarybos postę aš tik tai susipažinau, skaičiau, žiūrėjau, analizavau. Ir tai sausai man reikia pasižiūrėti į tarybos įstatymą. Savivaldos įstatymą. Bet esmė yra ne tame. Noriu pažiūrėti dar vieną dalyką. Tai yra kova sena kova tarp dviejų partijų, tai man jinai yra išvis neįdomi ir turbūt daugeliui tarybos narių neįdomi. Kas keiščiausia, tų dalykų nebuvo nei rinkiminėse programose, nei mero, nei konservatorių partijos. Ir labai skaudu, kai taryboje turim spręsti tokius asmeniškus klausimus, galima pasakyti. Kai yra labai daug problemų. Kažkodėl, kad yra problema, na, sakykime, kad ir tų pačių gatvių kažkokių problemų, ar nu, rimtos mokyklų problemos, nesušaukiamas neįlinis tarybos posėdis. Todėl administratoriaus kažkodėl čia reikia sušaukti neįlinį, trukdyti galų verslininkus, kiek pas mus yra. Esmė yra paprasta. Aš tikrai siūlau tarybos nariams nebūti judo vaidmenyje šiandien ir nepriimti sprendimo. Taryba tai yra ne teismas. Ir ką turi daryti teismas? Ir tokie juridiniai klausimai ir juos apsispręsti tuo labiau, kad tyliai juristai komentuoja, tai yra labai sunku. Ir būtų vienas prašymas arba vėl ateityje, kad vis dėlto netrukdytų manęs ir nekviestų. Kategoriškai prašau į tokius tarybos posėdžius, kai svarstomi tokie klausimai, kurie neturi jokios prasmės ir neduos jokios naudos nei tauragei, nei tauragės bendruomenei. Palaukit, kas pagerėjo, kai nušalino pareigų administratorių. Man nors vieną faktą, kas pasikeitė savivaldybei, kas pagerėjo man, dar kažką. Nu, niekas nepasikeitė, dar kažką gerėjo. Nepagerėjo. Vadinas, gal ir netrūkti, tai galbūt jis galėjo būti. Ir, na, nematau motyvų, kodėl aš turėčiau balsuoti priimant šį sprendimą. Nematau motyvų, kad ir kitų. Tai yra sunku, tai yra neįmanoma apsispręsti. Na ir vienas įk aš noriu dar pasakyti gerbiamam tarybos nariams, baikit visus vienas įskaičiavimus, kas kiek gavo balsų, kas kiek gavo vietų, visi esam tarybos nariai. Visi dabar yra mūsų rinkėjai, apsartų neparašyta, Jono, Petro, Antano. Ir tiesiog bendruomenės labai, o ne kažkokius kerštanimus. Buvo pasiūlymas nutraukti pasisakymus ir baigti žodį pranešėjus. Gerbiamieji tarybos nariai, išties, kaip reikia vadovauti savivaldybei, jeigu administratorius komandiruojamas yra į komandiruotę ir nenuvyksta. Ir netgi nemato reikalo informuoti apie tai merą. Reikia teismo būdu įrodyti vis dėlto, kad jis buvo teisėtai nubaustas už nenuvykimą. Kas kitas, jeigu ne administratorius, turi užtikrinti taupų savivaldybės turto naudojimą? Ar yra pateisinama, kai vadovas pats nesugeba teisingai užpildyti griežtos atskaitomybės dokumentus? Niekas nesakė, kad 6 kelionės lapai išvis negrąžinti yra. Ir daugelis kitų dalykų. Ir mes matom, kad administratorius nušalintas nuo spalio 2 dienos. Durys jam nebuvo uždarytos. Tačiau nematė reikalo nei ateiti, nei pasitarti
ir vienaip ar kitaip ieškoti galbūt ir kompromisų. Nereikalinga tai administracija. Administratorius pripažįsta tik tai teismo priimtas nutartis ir gal, manau, pripažinti vienokį ir kitokį rajono tarybos sprendimą. Todėl aš iš tiesų klausiu, tai kas vadovauja ir atsako savivaldybės darbą? Ar tik tai administratorius, ar vis dėlto vadovas yra meras? Jūs turit vyriausio administracinio teismo išvadą ir ją rašo, kad žemesnis teismas padarė klaidingą išvadą, kad negali meras bausti administratorius. Kad meras pagal atitinkamus norminius dokumentus yra vadovas ir jis gali. Ir, matot, panaikino teismo sprendimą ir patvirtino nuobaudą. Aš manau, ir turi pagrindo galvoti, kad mes turim neprastų juridinių perspektyvų ir dėl kitų drausminių nuobaudų. Galiu paminėti konkretų faktą. Vilkaviškio savivaldybė atleido administratorių už mobilų telefono naudojimąsi atostogų metu ir transporto naudojimus. Ir šita byla yra laimėta vyriausiam administraciniam teisme. Tai yra irgi buvo skundžiama. Todėl siūlau balsuoti, apsispręsti balsavimu, o kaip jūs nutarsit, taip ir bus. Ačiū. Perėsim prie balsavimo procedūros. Jūsų replika liko. Prašau. Tarybos nariai Darius Bredelis. Kągi, diskusijos baigėsi, pereiname prie balsavimo procedūros. Kaip matote, diskusijose nuomonės buvo skirtingos. Na ir ateičiai apsidraudžiant, kad būtų žinoma, kas padarė savivaldybei žalą, jeigu administratorius laimėtų bylas, siūlau vardinį balsavimą. Taigi, išduosiu palaikančių šitą išreikštą valią. Kas už tai, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu? Kas už? O kitą pasiūlymą? Ne. Labai atsiprašau. Dar kartą. Kas už tai, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu? Kas už? Aš labai atsiprašau, nes man atrodo, kad atsirado dar viena tarybos narė. Tada mes pasitikrinkim, kiek mūsų yra. Prašom balsų skaičiavimo komisiją suskaičiuoti. 23. Ką? Trečia. Nesurim. Ne, tai balsuoti dabar būtų. Nėra trečia. 23. Jūs pageidavot, kad dar kartą balsuotumėm. Už tai, kad būtų vardiniu balsavimu. Pageidavot balsuoti dar kartą. Kiek sėki balsuoti? 7 buvo. Prašau, galit. Ar prieš tai balsuojam, ar prieš tai pasitikrinama, kiek yra tarybos narių? Pasitikrinama prieš tai. Bet įvyko taip, kaip įvyko. Ar jūs priešarausite, jeigu dar kartą balsuoti? Jeigu jūs manot, kad apsisprendė kartu, tada perėsim prie balsavimo procedūros. Dalyvauja 23, 7 balsavo už tai, kad būtų vardinis balsavimas. Kas už tai, kad šitas sprendimas, vienintelis darbotvarkės klausimas, kas už tai, kad jisai būtų priimtas? Kas už? Kaip vieni? Už, kas prieš? Kas susilaikė? 5 susilaikė. Skelbiu rezultatus. 14 už, 4 prieš, 5 susilaikus, sprendimas priimtas. Ačiū. Tai labai dėkoju jums